blogis niekada nepripažins pralaimėjimo. Jis visada, netgi tose situacijose, kada bus pralaimėjęs, jis taip, liaudiškai tariant, suvartys, kad vis tiek viskas buvo ne dėl jo ir jis buvo teisus. Blogis visada liks laimėtojų. Kokia situacija bebūtų, jisai taip sudėlios visas kortas, taip sudėlios situaciją, kad jis išliks ant arklio. Jis visada liks tas teisuolis, teisinguolis, kas tai bebūtų. Blogis visada laikys pyktį iki pabaigos. Jis gali pykti labai ilgai, jisai neatleidžia, jis ypatingai neatleidžia pralaimėjimo. Ir todėl visada bandys įrodyti kitose situacijose, kad jūs buvote neteisus, arba sukurs tokias situacijas, kad jūs vis tiek pralaimėtumėte ir dar už tą vieną laimėjimą 3 kartus. Todėl tai ilgas toksai nuoseklus, savotiškas net kankinimas žmogaus tuo savo blogiu, kada aš visada teisus, aš visada turiu laimėti, aš niekada nepralaimiu ir jeigu jau yra kas man maišo, aš būtinai atkeršysiu. Netgi tada, kai jūs gavo 10, o jisai gavo 10+, ir ten jisai neatleis. Jis visada norės užlipti aukščiau ir įrodyti, kad jis svarbesnis. Taigi, blogis, dar kartą kartoju, neatleidžia, blogis visada nori laimėti ir laimė, blogis viską daro, kad jūs pasijaustumėte antru arba paskutiniu. Kągi daryti? Tai pirmiausiai sugebėti iš tokių situacijų išeiti garbingai. Neįrodinėjant, neatsiprašinėjant, neįtikinant, o tiesiog leisti blogiui likti vienam su savim pačiu. Tai ko gero didžiausia kančia jam. Antra, jeigu jau tenka kažką sakyti, tai tik tai užbrėžkite savo ribas, parodykite, iki kur galite įsileisti tą blogį, o kur jau neįsileisite, netgi tada, kai jis bus gėris, jam taip atrodys ir jis bus teisus. Jūs pasakote, čia mano riba, aš daugiau nenoriu girdėti, nenoriu matyti, nesvarbu, kokios to pasiekmės, aš noriu likti pats su savimi. Tai sudėtinga, tą reikia išmokti komunikuoti taip, kad išgirstų. To aš jums ir linkiu. O jeigu norit, tai būtinai prisidėsiu prie jūsų mokymosi. Iki.